Nors lauke jau baigia nutirpti visas sniegas, Kaune Laisvės alėjoje įsikūrę žmonės gyvena tarsi pirtyje. Jų namuose esantis radiatoriai plyšta nuo karščio, užtat už šilumą gautos sąskaitos veda į neviltį. Neapsikentę šilumos, žmonės mieliau atsidaro langus ir šildo orą. Nors sakoma, kad šiluma kaulų nelaužo, Laisvės alėjoje erdviame bute gyvenanti kaunietė Leonarda Kerkovič nuo karščio priversta alpti. Būti namuose solidaus amžiaus moteriai tapo nepakeliama našta. Mat kambario temperatūra šoktelėjo net iki 30 laipsnių. Kodėl? Moteris sako nežinanti. 14 vasario buvo 25-26 va taip va. Tai sakiau mažinti. Tai jie vietoj mažinimo kasdien jį didėjo. Ir reiškia 21-22 jau buvo 30. Bet adarais langais dieną naktį, va šitie du kambariai dieną naktį. Ten miegodavo, manau, kad jau negaliu atidaryti, nes bijau, bet užsidengti negalėdavo net paklodę susidėti ant savęs, nes šlapia visą laiką buvo. O taip va gyvena. Už neprašomą šilumą pensininkė bus priversta atiduoti visą savo pensiją. Mat praėjusio mėnesio šildymo kaštai siekia netoli 1000 litų. Kitą mėnesį teks mokėti dar daugiau. Nu va, čia vien šildymas va yra, bet 3 litų 900. Sumažinti šildymą namo šilumos mazgą administruoti neseniai perimusi bendrovė pastatų priežiūros paslaugos teikėsi tik tuomet, kai moteris parašė šūsnis skundų. Bendrovės vadovai tikino turintis pasiteisinimą. Esą šilumos mazgą administruoja išsyk 2 bendrovės. Vienai sumažinus šilumą, kitiems gyventojams jie automatiškai didėja. Todėl pagelbėti gyventojams jie negali. Mes jau susireguliavę savo namą. Ateina kitas prižiūrėtojas, kuriam ten pretenzijas pareiškia arba jo eilinis apžiūrėtojas į savaitę kartą, arba ten pagal iškvietimą. Jisai bando susireguliuoti savo atšaką padavimo kolektoriuose savam namui. Automatiškai šilumos srautas šilumnešio persikėlė į tą, kuris jau yra sureguliuotas, o jis padidėja šilumnešio kiekis ir automatiškai tampa arba karščiau, arba pagal reguliavimą, arba šalčiau. Specialistas patarė Laisvės alėjos gyventojams nepagailėti maždaug 20 000 litų ir atsinaujinti šilumos punktą. Kiek vėliau Survila prasitarė, kad šilumos reguliavimas tai yra gyventojų akių dumimas. Mat šilumą gaminanti Kauno Energija gyventojams tiekia tiek šilumos, kad jai apsimokėtų. Todėl šildymą administruojantis prižiūrėtojai neskuba ir apsimeta nematantis žiema ar pavasaris už lango. Įminė šilumininkų gudrybės, Laisvės alėjos gyventojai centrinio šildymo nutarė atsisakyti ir šildytis savarankiškai. Reporterė Edita Norkienė, Kaunas.